Sveiki, mano vardas Sveta. Labą dieną, Artūras. Labą dieną, aš esu Stasė Tuzikelė. Sveiki, mano vardas Anželika. Labą dieną, mano vardas Janas. Aš esu Stasė. Aš esu Vladas. Patalynę įsigijom šią žiemą pusę metų atgal. Daug apie šitą patalynę kalbėjo pažįstami draugai. Dalyvavom ne vienas iki pristatėme, ir įsigijom, norėjom pabandyti šitą patalynę. Į Skonatrojaus Vilniaus patalynę esu įsigijusi prieš 10 metų, o gal net prieš 12, labai gerai nebeatsimenu. Bet naudoju ją visą laiką, kitos patalynės nekeičiu ir bendrai į šitą patalynę esu aš įsimylėjusi. Natūralios Vilnos patalynę esam įsigiję jau 9 metai. Šitą patalynę mums patinka. Tai yra kokybiška, ekologiška, minkšta, kailiai, nuostabu. Miego labai gerai, pasikeitė daug, nuotaika pasikeitė, darbingumas pasikeitė, apetitas pasikeitė, bendrai aplinkui viskas pasikeitė. Natūralios Vilnos patalynė labai patenkinti esam. Labai malonu, šilta, smagu, lengva. Įsigijimas Skont komplekto patalynės 100% pateisina mūsų lūkesčius. Aš esu nenuvargusi, atsikeliu kaip šiandien gimusi su ta patalynė. Miegas geras. Geras jau. Gilus pasidarė toksai. Tikrai Ir miegam ilgiau. jaučiasi, palyginusi sena patalynė. Įsimiegam ramiai, šilumą palaiko. Labai smagu, džiaugiamės. Nuo to laiko, kada įsigijom patalynę, miegas pasidarė fantastiškas, puikus, labai patogu miegoti ir žiemą, ir vasarą. Pailsim gerai, įsimiegam, miegas kokybiškas, labai svarbu, labai gera. Su patalynė aš miegu labai gerai, kadangi atidaryto balkono miegu ir žiemą. Dabar su šitą patalynę ištisus metus miegom su atviro langu. Šią žiemą buvo šalta, prie atviro lango nebandėm miegoti, bet nuo to momento, kaip įsigijom, nuo pavasario iki šiol taip ir miegam. Ir žiemą miegam prie atviro lango ir mėgstam miegoti, nes patalynė tą šildo labai. Labai miegas pagerėjo. Nuo to, kai pradėjom miegoti, labai, ką aš pasakysiu, labai patogu miegoti su šitą patalynę. Ką galiu dar pasakyti, vasarą nekaršta su juo miegoti, žiemą nešalta. Ir žiemą miegu prie atviro lango ir balkoną pradarau net. Ir nesušalu ir jaučiuosi labai gerai. Problemų su sveikata šiaip su sąnariais neturėjom. Tai sunku įvertinti, koks būtų poveikis, bet galvojam, kad būtų teigiamas poveikis, tikrai būtų malonesnis tas skausmo išgyvenimas. Miego labai gerai, pasikeitė tas, kad skausmų nejaučiu, nugarą skaudėdavo ir sąnariai skaudėdavo, bet plus prie to dar aš įsigijau sąnariams šitos irgi natūralios Vilnos juostas. Taip labai pajutom mažinamą pojūtį, labai smagu. Gerai pailsim. Aš kaip dirbu statybai, darbas sunkus. Tai man išsimiegoti ant šitos patalynės tai pats malonumas. Labai pajutau. Ryte atsikeliu, aš lankstumas kojų ir visas tas gyvas žmogus toks, jautiesi, kad su tokia nuotaika atsikeliu, visai ne tai, kaip su paprasta patalynė miegodavau. Gilesnis miegas, galvos skausmai nurimo ir taip labai smagu. Šiluma tokia laikosi gražiai, švelniai. Taip, man visada skaudėjo nugarą, dabar
nustoja skaudėti nugarą, galva nebeskauda ryte atsikėlus. Įsigyti vilnoninę patalynę pagrindinė priežastis buvo peršalimo ligos. Tai dėl sveikatos, nes tai yra natūralu, kailis prie kūno, tai galvojam, kad sirgsim žymiai rečiau. Įskon patalynę įsigyti nusprendžiau, kad dėl sveikatos, kadangi vaistams išleidžiu ne tiek pinigų. Tai apskaičiau, kad čia yra naudinga ir sveika. Vaistų nereikės pirkti, geriau patalynės keisti, negu vaistus pirkti. Natūralios vilnos patalynę pajutom tikrai, kad ir sąnariai ramesni, įsimiegam gerai, žymiai maloniau. Miegodami natūralios vilnos patalynėje pajutome mikromasažą, toks lengvas kutenimas, jis yra malonus ir stengiamės miegoti natūraliai, be užvalkalo. Pripratom ir patinka. Labai net pajutau, kadangi atsiguli iš pat pradžių pradeda natūralios vilnos tą patalynę kutena, paskui staigiai užmiegi. Kaip tave kutena visą naktį kažkas. Taip, labai pajutom masažą, tokį malonų, švelnų prisilietimą ir netgi neįsivaizduoju, su užvalkalu būtų ne taip visai. Grina vilna labai miela. Užvalkalų nenaudoju, kadangi jį labai gerai prižiūrima yra. Ir mašinai plaunant labai gerai įsiplauna jį, lengvai prižiūrima ir labai gerai su sniegu įsivalo. Kada sniegas būna, išneši į lauką, 4 kartus su sniegu pravalai ir gali nukartyti ir gali vėl miegoti beveik jinai sausa. Kaip ir minėjau, naudojamės pusę metų, dar neteko skalbti, tik sausas valymas. Greit ir patogu. Vasarą tai džiovinam balkonę ant saulės biškį, pravėdinam, žiemą tai ant šalčio išnešti reikia. Natūralios vilnos patalynę gera prižiūrėti, žiemą visada sniege pasinaudojam, o kada būna drėgnas oras, lietutys, labai smagu balkonę išnešam, paliekam, jinai taip sudrėksta ir tas įsivalo, tokia puri vėl palieka. Tik tai paklodė, tai jau bandau skalbti. Natūralios vilnos patalynė patenkino visapusiškai. Aš likau sveikesnė, gyvesnė ir jaunesnė. Šią vasarą mes pailsiavom miške, poilsio zonai, tai buvo medinis namukas. Šį patalynę aš net vežiausi su savim, kadangi pabijojau, kad ant kitos jau negalėsim miegoti. Sako, geriau turėti vieną skon patalynę, jeigu 10 šitų perkelinių. Pirktumėm ir vėl įskono patalynę, nes įskono patalynė tai gyvenimo kokybė, taip? Taip.